Sveiki atvykę į trečiąjį Koks NRT epizodą. Šiandien su mumis yra Juozas, kompiuterių tinklo administratorius. Labą dieną. Labą. Tai labai didelis ačiū, kad šiandien atėjo su mumis pakalbėti. Šitą tikrai reikalingą temą, gal sakyčiau, studentams apie dirbtinio intelekto naudojimą rašto darbuose. Tai kas iš vis yra dirbtinis intelektas ir kaip jis gali būti naudingas studentams akademinėme rašyme? Dirbtinis intelektas tai yra didelis teksto modelis arba angliškai large language model. Tai įsivaizduokit, kad dirbtinis intelektas yra perskaitęs visą atvirai prieinamą internetą ir gali jums atsakyti į bet kokį klausimą. Tačiau šiek tiek ribotai, šiek tiek paviršutiniškai ir kuo daugiau dirbtiniu intelektu naudositės, tuo labiau pajusite, kur yra jo ribos. Kuo jis gali būti naudingas akademinėme rašyme, tai turbūt sutaupyti studentams labai daug laiko ir pasiūlyti gerų idėjų. Tai jeigu kreipsitės į dirbtinį intelektą ir užduosite jam vieną ar kitą klausimą, su juo reikia kalbėtis kaip su žmogumi, taip kaip užduodat klausimą draugui, gausite atsakymus, na ir iš tų atsakymų, tie atsakymai jums padės greičiau parašyti rašto darbą. Kaip ir minėjote, kad dirbtinis intelektas taupo laiko studentams. Tai kiekvienas studentas tikrai nori sutaupyti laiko, o kaip taisyklingai nurodyti šaltinius, jeigu dirbtinis intelektas tau generuoja tekstą arba idėjas? Na, pats dirbtinis intelektas arba dirbtinio intelekto svetainė nėra kaip šaltinis. Tačiau dirbtinis intelektas pateikia šaltinius, kuriais remdamasis jisai sugeneravo tą atsakymą. Tai paspaudus ant šaltinių mygtuko, jau tuos tikruosius šaltinius mes galime nurodyti kaip šaltinius savo rašto darbe. Jeigu dirbtinis intelektas nepateikia šaltinių, mes galime jo paprastų klausimų paklausti, paprašyti, kad jis nurodytų šaltinius, kuriais remdamasis suformulavo atsakymą. Tuomet dirbtinis intelektas ir pateiks tuos šaltinius. Labai ačiū. O kaip manote, kaip dirbtinio intelekto technologijos keis akademinį rašymą per ateinančius metus, 2 arba 3? Na, manau, kad tikrai yra ir studentų, ir kitų mokslo darbuotojų, kurie šiek tiek piknaudžiauja dirbtiniu intelektu ir galvoja, kad dirbtinis intelektas gali pateikti galutinį variantą rašto darbo galbūt. Tačiau iš tiesų dirbtinis intelektas rašo savo stiliumi, kurį įgudę ir dažniau dirbtinį intelektą naudojantis žmonės gali atpažinti plika akimi. Jeigu dėstytojai suabejoja rašto darbo originalumu, gali pasiieškoti svetainių, jos yra laisvai prieinamos internete ir nemokamos, kurios įvedus tekstą parodo, kokia dalis to teksto yra generuota dirbtinio intelekto, o kuri yra originali. Na ir iš studentiškos pusės tikrai nėra sąžininga pateikti dėstytojams darbus, kuriuos parašė dirbtinis intelektas, o ne jūs. Dirbtinis intelektas gali būti jūsų pagalbininkas ir sutaupyti jums laiko. Man dabar tikrai labai įdomu jūsų nuomonė. Tai ką manot, kaip tobulės gal dirbtinis intelektas, kokios technologijos bus aktualios studentams ateityje? Na, iš tiesų, dirbtinis intelektas, jo pirmosios versijos nebuvo tokios tobulos ir negalėjo taip gerai pateikti atsakymų, tačiau šiai dienai mes jau turim kelis žingsnius žengus į priekį dirbtinį intelektą. Jis pasitelkia jau ir dabartinius interneto šaltinius ir platesnį informaciją ir geba geriau atsakyti į klausimus. Kas, manau, gali būti ateityje, tai studentam galbūt, pavyzdžiui, paruošti dėstytojo užduotą užduotį, užteksti tai mobiliojo telefono su visa ir programinė įranga esančia tame telefone. Na ir pavyzdžiui gali ištobulėti iki tiek, kad balsu galėsime užduoti klausimą dirbtiniam intelektui, net nereikės jo rašyti ir dirbtinis intelektas galės suformuluoti netgi rezultatą, net iki paties galutinio failiuko, kuriame jau ir bus mūsų darbas. Tai iš tiesų tikrai, manau, studentai turėtų naudotis ir protingai taupyti savo laiką, tačiau nepiknaudžiauti. Ačiū labai už tokius tikrai pasakymus, patarimus, kuriuos, manau, studentai tikrai pasinaudos. Ačiū, kad skiriate savo laiką ir pakalbėjote su manimi. Ačiū Jums.